Prieš daug metų man buvo diagnozuotas vėžys. Tuo metu mokiausi pas budistų mokytoją ir aš jo paklausiau, kodėl man taip nutiko. Jis atsakė, kad tai karma, kad tikriausiai padariau kažką blogo ir todėl taip nutiko. Aš jam sakau, bet ką blogo aš galėjau padaryti? Žinote, apskritai esu geras žmogus, nes niekam nelinkiu nieko blogo. Tada jis pasakė, galbūt tai buvo kažkas netyčinio, galbūt važiavai gatve ir netyčia partrenkiai šunį ir net nepastebėjai. Ir štai kodėl tau taip nutiko. Akivaizdu, kad šis atsakymas manęs nepatenkino. Nes jis yra visiškai neteisingas. Tai kodėl žmonėms nutinka blogi dalykai? Nėra taip, kad žmonėms nutinka blogi dalykai. Tai tos karmos, kaip tu vadini, atsiskleidimas. Ir mes turime ją ištaisyti. Kai tas noras atsiskleidžia, jis visada atsiskleidžia blogą formą. Ir mes turime savo pačių veiksmais pastumėti tą bendrą norą gėrio link, ryšio link. Štai kodėl visada nutinka blogi dalykai. Norite pasakyti, kad blogi dalykai nutinka tam, kad atliktume kažkokį taisymą? Kas yra tas taisymas? Mes turime ištaisyti šios dalykus, kad padarytume juos geresnius. Pirmiausia, kad būtume artimesni vieni kitiems. Pirmiausia, kad pasiektume tarpusavio supratimą, sprendimą, artumą, abipusiškumą, bendrus veiksmus. Iš tikrųjų tai yra procesas, kurį šis noras gauti turi praeiti nuo savo pradinės sudužusios būsenos. Jei kada nors girdėjai apie pažinimo medžio nuodėmę, Adamo Harišono, kas pažodžiui reiškia pirmasis žmogus, Adomas, sudužimą. Ir tai tęsis tol, kol teisingai neatstatysime visos šios sudužusios sistemos. Tiems iš mūsų, kurie nelabai žino šios istorijos ir kuriems tai skamba netgi šiek tiek atitrūkusiai nuo realybės, kaip man teisingai interpretuoti tai, kas vyksta mano gyvenime? Labai paprastai. Siekti, kad mylėtum savo artimą kaip patį save, kas irgi nėra taip jau aišku. Bet vis dėlto tai kažką sako, kad turime būti susiję geru ir gražiu būdu. Turiu suprasti, kad man nutinkantys dalykai iš tikrųjų kreipia mane link kažkokio taisymo. Tau duodama galimybė veikti ne pagal tai, kaip dalykai tau atsiskleidžia, o priešingai, juos ištaisyti. Visa, kas mane artina prie... Na taip.